Geras, labai gaivinantis. Tai kaip Andriau tas finalas? Matėm įspūdingus rezultatus? Šiaip bendrai labai įspūdingas, istorinis finalas, istoriniai rezultatai. Asmeniškai porą metrų toliau norėjau numesti. Bet sakau, kaip ir prasidėjo varžybos, lygtais kaip ir vakar sakiau, kad reikės pagalvoti, ką čia padaryti šiandien. Po truputį lyg viskas ir į tą pusę. Ketvirtą metimę jau taip norėjau dėti, kad maks ką turiu ir labai šlykščiai paslydau. Ir kirkšnį biškį sukirbo, jeigu tai galima pasakyti. Ir ką, ir po truputį buvo sudėtinga vėl įsivažiuoti. 6 bandymų stoviu vėl į savo vietas, bet reikėjo mesti virš 69 metrų, kad iškovoti medalį. Tai ir tas toksai ir spaudimas, ir suvokimas, kad reikia daryti asmeninį rekordą, ir tos savijautą tokį, ir karštą, ir viską. Ir galvoju, kaip čia, ir bandžiau padaryti 90%, kiek turiu, kad ir sektorių išstovėti, ir rezultatą užfiksuoti. Žinoma, tikėjaus, kad lėks toliau pagal tai, kiek jėgos įdėjau, kaip jaučiau metimą, bet matyt, nuovargis, tas karštis savo truputį atiminėjo tos metrus. Ir tai, ką parodė vyrai prieš tų sąlygų, tai kelių kepurė, žemai lenkiuosi šaunuoliai ir labai džiaugiuosi už Mykolą. O iš kur tie paskutiniai tokie metimai? Adrenalinas? Aš manau, Kristijanas tiesiog atsipalaidavo, o jis yra tam pasiruošęs. Tai jam pavyko jau saugiai medalių turėjo kišeniai. Tai tiesiog atsipalaidavo ir dėjo maks, tiek savo pasižiūrėti, ką gali padaryti, tiek pradžiuginti žiūrovus. O Danielis Štalis buvo tikrai labai alkanas šitų varžybų ir labai piktas ir tikrai stipriai pasiruošęs. Tai matėm, kad labai susikaupęs ir šitą prie tokio skandavimo Kristijano fano, kur visas stadionas tiesiog ošia Kristijano vardą ir prie tokio spaudimo nueiti ir numesti čempionato rekordą visiškai be jokio vėjo, prie tokių sąlygų ir prie sudėtingo sektoriaus, tai ką šis vyras yra pajėgus padaryti, aš sunkiai įsivaizduoju. Jūsų komandos, kaip sakyt, draugas, nes kartu kovojat prieš tą jaunimą. O kalbant apie Mykolą, kiek smagu, kad yra pirmasis medalis Lietuvoje ir kad turės... Tai žinoma smagu, kad Lietuvai važiuoja bent vienas medalis. Aš tikiuosi, gal dar vietininkai mūsų priartės prie medalių. Labai džiaugiuosi, kad netgi ir man taip kukliai pasirodžius yra kas parveža medalį. O rezultatas nėra labai kuklus, ar nesat patenkintas rezultatu? Ne, būtų 68, būčiau patenkintas, sakyčiau, okei, ir be medalio su solidžiu rezultatu išeinu. Bet dabar toksai prieš atvažiuojant čia, aišku, ne prie 35 laipsnių, mečiau namuose ir virš 70 metrų. Tai tas toksai, bet optimaliom sąlygom savo namų kieme ir tada, kai jaučiausi geriausiai. Tai čia 68 būčiau patenkintas. Tam buvau pasiruošęs, kaip ir sakau, tikrai galėjau ir tas pikčiausia, kad to pirmas, antras atrodo taip po truputį gerinu, po truputį dedu jėgos, einu link to 68 metrų rezultato ir durnas paslydimas ir psichologinė baimė tada ir fizinis toks lengvas skausmelis. Bet ačiū Dievui, be traumų. 6 vieta, manau, tikrai nedaro gėdos Lietuvai, tikrai mūsų Lietuvos vardas skambės per pasaulį, tiek mano, tiek Mykolo pagalba, šiuo atveju labiau Mykolo. Bet džiaugiuosi prisidėjęs prie to, kad kažkas dar išgirs Lietuvos vardą. Andriau, galima sakyti, kad šiandien varžėtės pačiame įspūdingiausiame visų laikų disko metimų pasaulio čempionate? Tikrai man buvo garbė istoriniam finale sudalyvauti. Tai, kas įvyko, bet problemyta ta, kad man sunkiai jau ten su jais draskytis. Tokiam 70 metrų man dar nepavyko numesti, o turėti vilčių taip matyti realiai ir tokiose varžybose mes 70, tai yra kosmosas.